Mano didžioji pasakų knyga. Broliai Grimai. Baltuolė ir Rožytė. Vieniša neturtinga našlė gyveno varganoje trobelėje. Priešais tą trobelę buvo darželis, kuriame augo 2 rožių krūmai. Vienas jų žydėjo baltai, o kitas raudonai. Našlė turėjo 2 dukteris ir jos buvo panašios į tas rožes. Vieną motina vadino Baltuolę, kitą Rožytę. Abi buvo tokios klusnios ir meilios, tokios darbščios ir uolios, kad geresnių pasaulyje nebūti negalėjo. Tik Baltuolė buvo kiek ramesnė už Rožytę. Šioji labai mėgo lakstyti po laukus ir raškyti gėles, o Baltuolė mieliau sėdėdavo namie, padėdavo motinai ruoštis arba skaitydavo jai knygas. Abi mergaitės labai mylėjo viena kitą, vaikščiodavo susikabinusios už rankų ir jei Baltuolė tardavo, mes niekada nesiskirsime, Rožytė atsakydavo, kol būsim gyvos, o mama pridurdavo, ką turėsite, visada dalykitės viena su kita. Dažnai jūs vienos eidavo į mišką uogauti ir joks žvėris nedarydavo joms nieko pikta, bet artindavosi prie jų be baimės. Kiškelis ėsdavo kopūstų lapelius iš jų rankų, stirniukas ramiai graužinėdavo aplinkui žolę, o briedis drąsiai pralėkdavo pro šalį. Paukšteliai tupėdami ant šakų linksmai giedodavo visas giesmeles, kokias tik bemokėjo. Vieną vakarą joms jaukiai besėdint namuose kažkas pasibeldė į duris, lyg prašydamas įsileisti. Motina tarė, bėk Rožytę atidaryti durų, gal koks pakeleivingas ieško nakvynės. Rožytė toj nubėgo ir atšovė durų skląstį, tikėdamas išvysti kokį pavargėlį, bet žiūri, ten lokys bestovys ir jau bekišą savo didelę gauruotą galvą pro duris. Rožytė garsiai suriko ir šoko atgal, o Baltuolė pasislėpė už motinos lovos. Bet lokys prabilo žmogaus balsu. Nebijokite, aš jūsų nenuskriausiu, esu tik labai sušalęs ir norėčiau bent kiek pasišildyti. Vargšė lokelį, tarė motina, gulkis prie ugnies, tik žiūrėk, kad kailio nenusviltum. Paskui ji pašaukė dukras. Baltut, Rožyt, ateikit čia, lokys geras, jis nieko blogo jums nepadarys. Tada abi priėjo prie lokio, nebejausdamas jokios baimės, o neilgai trukus ir visai apsiprato su juo. Nuo tos dienos lokys ėmė lankytis kas vakarą, atsiguldavo prie židinio ir leisdavo mergaitėm žaisti su juo. Atėjus pavasariui, kai visa aplink sužaliavo, vieną rytą lokys tarė Baltuoliai, dabar turiu iškeliauti ir visą vasarą nesugrįšiu. O kurgi tu eisi, lokelį, paklausė Baltuolė. Turiu eiti į mišką ir saugoti savo turtus nuo piktųjų nykštukų, kurie vėl išlys iš savo urvelio ir ims vagiliauti. Po kurio laiko motina nusiuntė mergaitės į mišką parnešti žabų. Beidamos, jos pamatė nykštuką, senų raukšlėtų veidų ir ilga sniego baltumo barzda, kurios galas buvo įstrigęs didelio kelmo plyšyje. Mažiulis šokinėjo į visas puses, negalėdamas niekaip ištrūkti. Pažvelgęs į mergaitės, krauju pasrūvusiomis akimis, jis sušuko, na, ko ten stovit, argi negalit man padėti? Baltuolė išsitraukė iš kišenės žirklutes ir bemat nukirpo jam galą barzdos. Vos tik pasijutęs laisvas, nykštukas ėmė niurzgėti. Na ir neprausta burnės, nukirpot man galą tokios gražios barzdos, kad jūs kur 9. Paskui užsimetęs ant pečių savo maišą su auksu ir nė nepažvelgęs į seseris, nurūko savo keliu. Po kurio laiko mergaitės nuėjo prie upelę. Ten jos vėl pamatė nedėkingą į nykštuką, kuris buvo atpėdinęs pasigauti žuvies. Tačiau begaudant,
Jam į barzdą įsikabino didžiulė žuvis ir buvo jau beįsitempianti jį į vandenį. Mergaitės pasirodžiusios pačiu laiku sugriebė nykštuką ir nieko doro nesumanydamos vėl išsitraukė žirklutes ir nukirpo jam dalį barzdos. Nedėkingasis vėl jas išplūdęs čiupo nendrėse paslėptą maišą su perlais ir išnyko už akmens. Taip jau nutiko, kad netrukus po to motina nusiuntė abi mergaitės į miestelį nupirkti siūlų, adatų, juostelių ir kitų smulkmenų. Eidamos laukais, jos išvydo virš galvų sukant ratus didelį paukštį, kuris pamažu leidosi žemyn, kol pagaliau nėrė stačia galva į lomelę netoli jų. Tuoj pat pasigirdo veriantis riksmas. Pribėgusios arčiau, seseris išvydo erelį, sučiupusi jų jau pažįstamą nykštuką ir besiruošiantį jį nusinešti. Mergaitės bemat stvėrė mažiulį ir tol rungėsi su ereliu, kol tasai savo auką paleido. Atsitokėjęs nuo išgąsčio, nykštukas suriko spiegiamu balsu. Negalėjot su manim padoriau elgtis, sudraskėt į skutus visus mano dailius drabužėlius, kerėplos. Paskui griebė maišą su brangiaisiais akmenimis ir įsmuko į savo urvą uoloje. Mergaitės jau nebesistebėdamos jo nedėkingumu, nuėjo savo keliu ir mieste prisipirko, ko reikėjo. Grįždamos namo per tą patį lauką, jos užklupo nykštuką pasibėrusi iš maišelio lygioj vietelėj brangakmenius ir nesitikėjusi, kad kas eitų pro šalį tokį vėlų metą. Vakaro saulė apšvietė blizgančius akmenėlius, jie taip gražiai žibėjo bei spindėjo įvairiomis spalvomis, kad mergaitė sustojo ir ėmė grožėtis. Ko čia sustojot ir spoksot, išsižiojėlės, suriko nykštukas, kad net jo pilkas veidas paraudo iš pykčio. Jis būtų vargšelės dar toliau ko neveikęs, bet čia pasigirdo garsus riaumojimas ir iš miško išlindo didžiulis rudas lokys. Išsigandęs nykštukas pašoko ir buvo besprunkas į savo urvą, bet lokys užstojo jam kelią. Apimtas baimės, nykštukas ėmė maldauti: mielas lokeli, pasigailėk manęs, aš tau atiduosiu visą savo turtą. Žiūrėk, kokia krūva gražių akmenėlių čia guli, palik mane gyvą, juk kas tau iš manęs, menko vargšo mažylio? Tokio mažo nedantimis nepajausi, verčiau griebk anas nedorėlės, tai bus gardus kasnelis, dievaži. Bet užsirūstinės lokys tarsi negirdėjo šių žodžių, tik kepštelėjo kartą galingą letiną tam piktam padarui, kol pastarasis nebepasikėlė. Mergaitės jau skuodė lauku, bet lokys ėmė šaukti joms pavimui: baltut, rožyt, nebijokite, tai aš jūsų bičiulis, palaukit, eisim kartu. Tada jos pažino jo balsą ir sustojo. Kai lokys prisiartino, staiga nukrito jo kailis ir jis pavirto gražių jaunikaičių, vilkinčių aukso drabužiais. Aš esu karaliaus sūnus, tarė jis, ir buvau užkeiktas nedoro nykštuko, kuris pagrobė mano turtus, o mane pavertė lokiu. Turėjau gyventi miške, kol jis bus gyvas. Dabar jis gavo, ko nusipelnęs, ir jau daugiau niekam nepadarys nieko blogo. Nuostaba ir džiaugsmas užplūdo abiejų mergaičių širdis. Karalaitis pakvietė jas į savo rūmus. Ten jis vedė baltuolę, o rožytė ištekėjo už jo brolio, ir jie pasidalijo tuos didelius turtus, kuriuos nykštukas buvo sukrovęs savo urve. Senutė motina ramiai ir laimingai dar ilgus metus gyveno pas savo dukteris. Abu rožių krūmus ji buvo pasiėmusi su savimi, ir jie kasmet žydėjo po jos langais puikiausiomis rožėmis, baltomis ir raudonomis. Pabaiga.